Labas vakaras, gerbėjai kolegos, atsiprašau, kad kalbėsiu rusiškai. Aš džiaugiuosi, kad moku šitą kalbą, jos neužmiršau. Ir norėčiau ją visus pasveikinti. Дорогие мои коллеги, боевые братья, поздравляю вас всех с летом. Хочу от имени всех вас поблагодарить всех тех организаторов, благодаря которым этот слет состоялся. Спасибо большое. И пожелать вам хорошего настроения, хороших впечатлений и опять прочувствовать боевое плечо товарища. Удачи всем! Я сейчас приглашаю на сцену представителей казачества с Белоруссии Громыка Владимира сюда и Александра Ковалева, Москва, и ветераны войн, комитет ветеранов войн при Объединенных Наций, председатель комитета. Пожалуйста, сюда для награждения. Dar vieną minutę, kol susirinks svečiai, noriu įteikti pirmąją granatą prisiminimui Gintukui už padėką didelė. Так, пожалуйста, микрофон. Дорогие друзья, решите поздравить с праздником. Я тут так много наговорил, что я даже сам запутался, какая у меня должность и все остальное. Я первый заместитель комитета по делам воинов-террористов и председатель Международного союза, куда входит в том числе наша дорогая литовская, латвийская, эстонская и другие организации. Вы знаете, что в этом году, у нас он как бы для афганцев памятный год, в этом году 25 лет вывода советских войск из Республики Афганистан. И вот сегодня принимаю участие на нашем мероприятии. Мне доверена высокая честь министра обороны Российской Федерации Шойгу Сергея Казухевича. Сейчас я награжу одного, а завтра мы продолжим эти награждения. Гендас Лободанович. Я рад, что 3 дня все афганцы, по сути дела, Советского Союза, пообщаются, вспомнят о старом. Ну, с праздником. Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень приятно находиться очередной раз на вашей гостеприимной земле. Хочется передать привет от всей нашей синеокой Беларуси. 103-я воздушно-десантная, да. Sustojo. Taip, atidarom būgną. Gintautas, prašom. Dabar išvynioja tą numeriuką. Taip, trumpas laidas. Ir taip, laimingas numeris būtų 224. Kas tokį numeriuką turi, prašom prieiti su šia kortelė ir kitoj pusėje turi būti užrašintas jūsų numeriukas. Prizai šiaip labai vertingi, nebereikalo čia aš juos turiu įteikti ir pristatyti norėčiau, tai San Bin Ladeno dar antikvarinis šautuvas, labai vertas dėmesio. Kaip sakant, vienas prizas, antras prizas tai būtų suvenirinė granata, kuri buvo įmesta į jo bunkerį, bet 3 kartus išmesta ir nesprogo, žinai, kad mes ją turim jums padovanoti. Baigėsi. Taip, kad nematau, kad ateitų kažkas pasimti prizų. Šiaip tai galiu perspėti, čia ne tavo loto savaitės. Atsirado 319 numeris. Prašom karininką patikrinti ir Hanum išrinkti dovanėliai. Ką mes ten iš to lobino galėsim mergaitę padovanoti? Vytai, parodyk tą mergaitę. Mergaitę, Trečiasis laimingas numeriukas. Laimingas numeris 50. 5 nulis pats laimingiausias numeris. Labą vakarą, prašom prie manęs. Parodo
Oi. Tauragės, o reiškia atstovauja rengėjų ir sąskrydžio, kaip sakant, tų organizatorių rajoną. Taip, prašau parodyti, kaip jūsų vardas? Žvaigždonė. O ir koks vardas Žvaigždonė, nu praktiškai žvaigždžių. Taip, turiu iš Osamo bin Ladeno lobyno, 3 kartus jį norėjo įsinužudyti. Granata, 3 kartus mesta, 3 kartus nesprovusi, tikėkimės, ir dabar Žvaigždonė nesusisprogdino. Trupučiuką. Va, matot, kaip eina lengvai laimėti prizus. Dar vienas prizas. Norime jau traukti. Iš Osamo bin Ladeno lobyno. Laimingas skaičius, pala 3 čia parašyta. 1, bet koks skaičius ir 3. O tai yra 183. 183 numeris. Mes turim roko grupės Gazas, kuris tuoj koncertuos vadovą. Remigijus, taip vardu. Rimas vardu. Rimas Martikus. Jam iš lobyno Osama bin Ladenas šaudė į mus iš to šautuvo. Taip, kad Rimai, tau šautuvas tik nenusišauk. Ir šovinių ir viską pasistatysi roko grupės priekyje. Panelė, ponė Čigonė, prašom eiti ir ieškoti to žmogaus, kuris atstovaus Tauragę ir ištrauks pačius laimingiausius 3 skaičius. Prie juos prisijungia piratas. Ima korespondentą. Teisingai, žiniasklaida tai yra pati ta įstaiga, kuri rodo skaidrumą. Žino, kad mes nesam korumpuoti ir neatiduodam savo prizus saviškiams. Taip, kad labas vakaras, jūsų vardas prisistatykit. Vladimir, laikraščiai Обзор Vilnius. Вот, газета «Обзор Вильнюс». Этот представитель будут вытягивать самые счастливые номера, которые в этой лотерее опять будут выигрывать самые хорошие, лучшие. Номер самопранка. Reiškia pasitėsi šnapsas iš karto vietoj. Sustojam ir prašom. Duodu mikrofoną poniai Čigoniai, jinai toliau pratęs vietoj manęs lošimą. Ciganka zamalė, ciga piga vekėsi. Ir numeris būtų 219. Laimingas numeris 219. Numerėlis būtų 62. 62 numeris kviečiamas į sceną. Būkite budrus. Skraidantis kilimas. Va, mergytė, sutikrinam numerėlį. Būkite budrus, sekite savo numerius, įsidėmėkite, kokį skaičių ištrauksime. 370. 370 numeris laikrodis. 370 prizas. Orient.
еще не вручены два приза. Номер 370 выиграла и 219. Эти два номера еще не получили призы. Посмотрите свои карточки, пожалуйста. 310 и 219. Sukam dar vieną. Dar sukam. Mergytė, kortelę pasiimkit, kuri prizą laimėjo. Atėmiau kortelę. Stabdyk, Donatai. Atėmiau kortelę, atsiprašau. Auksinis laikrodis, prizas, auksinis laikrodis. 34 numeris. 34 numeris. Baigiam, viskas. 34 numeris. O, 34. Donatai, laikrodis, laikrodis. Eik tu sau. Nu, šaunuoli. Vertingas prizas, iš tikrųjų labai vertingas. Taip, kad baigėme loteriją, dar galime pakartoti 219 laimingas ir 370. Ačiū, iškeliaujame į savo taborą.